Pirmas buvo CF 500A 2007 metų laidos. Po to įsigiję buvom 520. Ir dabartiniai 18 metais 550. 16 000 kilometrų. Aš daugiau negu vyras. Bendru žmona nuvažiavus 25 000 ir mano yra tiek 25 000 bendrų. Tai mums nedaug trūksta jau, kad apvažiuot visą žemės rutulį. Bet tikimės, tai įveiksim. Daugiausia tokiom turistiniam kelionėm. Mes neplanuojam, ryte atsikėlėme, oras neblogas, važiuojam kažkur tai. Tai mes per dieną važiuojam tokį pasižiūrim maršrutą daugmaž apie 250 km, 300. Apvažiuojam, grįžtam namo vakare. Šičia aplinkui Prienų rajone, tai po 10 kartų visi keliukai apvažinėja. Su pirmu tai dar ir malkas vežiau iš miško, ir sniegą valydavau žiemą, bet ir žinokit visai geriau negu traktorius. Sūnus turėjo sportuką, pralėkė, aš pažiūrėjau, mama, sėsk, pabandyk, bijojau, bet kai vieną kartą pravažiavau atsargiai, jau tada viskas, užsidegiau. Dirbo medicinoj, tai kiekvieną rytą nuvažiuoji, dar po darbo apsiperki, grįžti namo ir žinokit, patinka geriau su keturračiu važinėti negu su mašina. Visur prisiparkuoju, visur gerai, tikrai patogu, labai. Aš nenoriu laužyti keturračių, taip kaip jaunimas daro. Man patinka ramiai, gražiai, be purvynų, be skandinimų. Va toks, savo malonumui. Kai ieškojau pirkti jau, vis skelbimuose žiūrėdavau ir pagal viską tas CF moto man kažkaip tai priimtinesnis. Kaina ir gana jų nebuvo, bet rinkausi tokį, kad jis būtų legalus. Registruotas, viskas, kaip reikia, su numeriais, su viskuo, kad galėtai bet kur važiuoti. Paskui, kai jau reikia detalių važiuoti, tada jau susipažinom motoraiderį ten su visais. Labai šaunus kolektyvas, labai patinka mums jie. Nuvažiuoji, patars, pasakys. Dėl kokybės nesiskundžiu, gedimų neturėjom. Senas, tai jau visai nervų mumi kainavo, tas jau lūžo ten ir viskas pas jį. O šitie, kai buvo pirkti nauji, jokių skaityk gedimų. Ten nebuvo. Šioks toks, tai jungtukas nuėjo, užgesom kely, nežinom, nesikūrė. Paskui išaiškė, kad jungtukas. Net stebiuosi, pro 16 000 pravažiuoti, skaityti ir reikia prižiūrėti. 7 metai keturračiam jau, jis sako, pasikeist nenorėtume, taip nusigau, pagalvosime šiek tiek. Ir jau paskui mano žmona, jinai mintį gaučia. O taip, tai mes tik tai buvom, kažkur tai aš buvau matęs. Internete kažkur apie šitą paslaugą 520, tas naujas, jau šitas naujausias modelis. Aš pažiūrėjau, aš turėjau 520, bet tas pirmas modelis, jis buvo biškai toks kratukas, kietas, kažkoks tai, toks man nelabai pat. Kai paskui persėdom ant 550, jau ten daug minkštesnis. Minkštas, smagu važiuoti, smagiau daug. Pažiūrėjom, naujas modelis, gražesnis. Davai, žmonai, sakom, bandom mes šitą. Tik tai dabar, kad komplektuoti tenai bagažinės, buferius, tuos lankus užsidėti, ten šildomas rankenas, viską norim susidėti, kad jau būtų visai pilnai komplekte. Jinai mėgsta važinėti į darbą, žiemą, vasarą. Aš daugam rekomenduoju, paaiškinam. Patariam visiems. Pas mumis toks ritualas, kiekvieną šeštadienį mes važiuojam į turgų su keturračiais. Tai jau ten kiti žino, sako, jau atvažiavo jie. Ir daug kas prieina, klausinėja, mes, sakau, galiu pasakyti, kur nuvažiuoti, patars išrinks. Geri keturračiai ir geriau nereikia ieškoti. Jei bus nauji, tai tiksliai apvažiuosim aplink žemę.
Nu, dar apie 15 000 trūksta. Labai greitai. Tai čia jau nedaug. Tai paskui žiūrėsim, gal antrus įvažiuosim.